Tai labas rytas visiems. Ir mes čia atėjom pasidalinti apie stovyklą, kuri vyko Latvijoje. Tai mano vardas Kornelija. Ir paprasčiausiai tiesiog norėjom pasidžiaugti tais įspūdžiais, kuriuos mes tenais apturėjom. Ir iš tikrųjų turėjom nuostabų laiką su Dievu visas 3 dienas. Ir iš tikrųjų perklausėm daug pamokslų ir išgyvenom tikrai daug Dievo. Ir aš asmeniškai paprasčiausiai norėčiau pasidalinti paskutiniuoju vakaru, kaip Dievas palietė mane. Ir iš tikrųjų buvo taip, kad tiesiog buvo vakarinis tarnavimas, kaip visada, ir mes visi šlovinom ir meldėmės. Ir tiesiog begėdant, aš bandau gėdoti Dievui, bet jaučiu, kad tiesiog neišeina. Gėdu ir kaip paprastas dainas, kokias dainuoju, ir atrodo nėra tos Dievo dvasios. Ir atrodo meldies ir prašai Dievo, kad šventoji dvasia iš tikrųjų nužengtų ir kad būtų tas visas šlovinimas dvasioje, bet niekas nevyksta kažkodėl. Ir tada gali ateiti toksai apmaudas iš tikrųjų ar kažkoks nusivylimas, kodėl čia taip Dieve vyksta, aš taip nuoširdžiai atrodo darau. Ir kažkaip tiesiog tada užlipo vienas vaikinas, History Makers tarnautojas, ir tiesiog pradėjo sakyti, kad jūs giedate giesmės ir jūs dainuojat, kad jūs jo laukiat, kad jūs trokštat jo. Tai iš tikrųjų tu paimk ir lauk jo, kodėl tu iš karto taip greit nuleidi rankas. Ir taip atrodo, kad tiesiai man į širdį prakalbėjo ir aš taip galvoju, kodėl aš iš tikrųjų reikia įlaukti iki galo jo. Ir tada užlipo kitas pamokslininkas ir pradėjo pamokslauti apie visą, iš tikrųjų, kaip ir krikščionybės esmę, apie kaip Jėzus numirė už mus ir kaip Jisai mus myli. Ir iš tikrųjų kvietė visus numirti savo ir prisikelti kartu su Jėzumi. Ir tiesiog visi ėjo žmonės į priekį, visi meldėsi, klaupėsi, verkė. Ir aš taip pat kartu išėjau ir iškart papuolus į tą vietą. Net per tas dienas jinai buvo pavadinta kaip Dievo altorius, taip perkeltinė prasme. Ir iš tikrųjų iškart pasijuto Dievo buvimas, iš karto man net nereikėjo nei melstis, nei nieko daryti iš karto. Ir aišku, tada pradėjau melstis ir atėjo dar viena mergina ir uždėjo ant manęs rankas. Ir iš tikrųjų mes meldėmės ir buvo labai nuostabu. Ir kai mes pasimeldėme, tai man sako, tave Dievas iš tikrųjų labai labai myli, sako, tu kartais to net nesupranti, tau kartais neišeina to suprasti. Bet sako, tu turi didelę širdį ir Dievas daug darys per tave darbų. Ir man iš tikrųjų buvo labai stipru, nes aš jaučiausi visą laiką tokia maža Dievo akise ir iš tikrųjų taip labai tiesiai man į širdį prakalbėjo. Ir tada grįžus aš dar ilgai mąsčiau apie Dievo meilę, kaip Jisai mus myli. Ir tada tiesiog, kai tu tai suvoki, tai tu net negali nustoti iš tikrųjų verkti, tu pradedi verkti, kad yra tai antiek nuostabu, tai yra antiek didinga, kad jeigu paprastas tėvas myli savo vaikus tokią meilę kartais, tai kaip Dievas mus gali mylėti. Ir iš tikrųjų aš manau, kad ta akimirka keičia gyvenimą, tada tu kitą dieną tau nebesinori tiesiog sėdėti, tau nori eiti, daryti, kalbėti žmonėms, tau nori skelbti evangeliją, tau nori dalintis tą meilę su mama, su tėčiu, su visais, kuriuos tu matai. Noris padėti, kalbėti žmonėms ir iš tikrųjų didelė šlovė Dievui ir aš raginu jūs taip pat, kad ir jūs kartais meldžiatės, galbūt ir prašot, bet nenuleiskit rankų, nenuleiskit, laukit to Dievo, laukit dieną, 2, nežinau, laukit ir Jis tikrai jums atsakys, ieškokit jo meilės ir paprasčiausiai leiskit, kad Jisai jūs mylėtų ir tikrai šlovė Dievui. Ačiū jam. Sveiki visi, mano vardas Edita. Šiaip labai turėjom gerą laiką, buvo visos 4 dienos tokios pateptos, bet paskutinė diena, kai vakare buvo tarnavimas, visi išėjo, ten šlovina Dievą, ten visi tokioj euforijoje, ten taip, nežinau, atrodo, Dieve, kodėl taip žmonės ne kiekvieną dieną negali, taip, euforijoje tave šlovinti, kiekvieną dieną įsimylėti tave, kodėl, pavyzdžiui, nežinau, taip atrodo, kodėl taip negali, kodėl? Atrodo, kaip mes turime budėti ir po to tarnavimo, taip sėdime, jaunimas susirinko visi ir taip ten žaidimai vyksta ir aš taip galvoju ir tokia Dievo baimė didelė atėjo toks ir džiaugsmas toks ir galvoju ir toks net kojos dreba, atrodo Dieve kaip tu arti manęs ir galvoju, kaip mes mažai dėl Dievo darome. Mes labai daug sakome, tas jaunimas ten, oi, darom ten, ana, tą, ir visi sėdi ir nieko nedaro. Kas per nesąmonę? Sakome, mes Dievą mylime, bet mes išeiname į gatves
ir nieko nesiskiriame nuo kitų. Tasme, mes kaip turime maksimaliai viską išnaudoti. Tasme, vieni sako, kad mes negalime to daryti visą kitą, bet Dievas gal paskyrė tau Evangeliją skelbti draugam, tu negali šlovinti, bet tu gali kažkur kitur. Tasme, reikia savęs nenuvertinti ir užbaigti tą bėgimą su tikėjimu ir kad nebijoti skelbti Evangeliją, nes pagalvojus laikas toks trumpas, o tiek daug žmonių neišgelbėtų. Taigi man toks paskatinimas, kad taip mums reikia skelbti Evangeliją ir drąsiai nebijoti, ką kiti šnekės, nes žinokit, tikrai nemanau, kad mes dar ilgai laiko čia turime. Labas rytas visiems, aš esu Monika ir iš tikrųjų man tikrai šiek tiek baisoka buvo šiandien šnekėti, kad aš turėsiu čia liudyti, bet aš labai norėjau to ir jau nuo pat ryto kažkaip toks buvo impulsas, kad reikia būtinai paliudyti, nes tikrai turiu ką ir jau jeigu užsivesiu, tai jau čia stabdykit, nes iš tikrųjų tikrai labai dar visa virpų, net tokia. Tas šventosios dvasios prisilietimas, kuris buvo šitoj stovykloje, jis dar vis su manim ir aš nežinau, tos energijos yra, kad užtektų dar keliam ten žmonėm, ten galėčiau visiems tos duotas energijos, nežinau, ką darysiu ją. Tai va, ir va, galiu pradėti. Iš tikrųjų, šitos stovyklos tema pagrindinė, tai buvo pokyčių metas. Ir jau nuo pat pirmo vakaro, aš gal kitos merginos daugiau kalbėjau apie paskutinį vakarą, kuris labiau palėtė jas, o aš galbūt kalbėsiu apie patį pirmą vakarą, nes jis buvo toks kaip, man bent jau asmeniškai, man daugiausiai buvo prakalbėta ir tas pirmas vakaras jis kaip ir įvedė į tą tolesnį kalbėjimą, kuris buvo visos stovyklos metu. Tai jau pats pirmas pamokslas buvo apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turi išsilaisvinti. Ir kad kiekvienas mūsų turi tapti laisvas tikėjime, kad mes neturime galvoti, ką ten kitas pamanys, jeigu ten, pavyzdžiui, aš ten priklaupsiu, arba ten buvo, pavyzdžiui, netgi kiti ten ateina iš viso ten prie to, tarkim, to altoriaus, kurį ten kaip ir praminėme, kad ten kitas iš viso atsigula ten prie to altoriaus, kad mes neturime galvoti, kad, o, ten kaip jis ten atrodys, ten kas čia tokio, ten, o, kaip šitas apsirengęs, o, žiūrėk, kaip išlovina, kad mes neturim to sureikšminti, nes tai yra visiškai nesvarbu, viešpats mato mūsų širdis. Viešpats mato kiekvieno iš mūsų širdį ir mes neturime apsiriboti kitais žmonėmis, mes neturime apsistatyti kažkokiamis sienomis, barikadomis, mes turime išdrįsti iš tikrųjų. Ir tas pats pirmas vakaras, na, iš tiesų, galbūt aš sakysiu tai, kad tokius dalykus, kurie bus jau žinomi ir suprantami, nes aš pati esu dar labai jauna tikėjime ir mano čia yra tikrai tik tai, galima sakyti, pirmi metai. Aš praktikuot pradėjau tik šią vasarą, galima sakyti, Bibliją skaityti tik tai pavasarį, viskas taip yra šviežia. Ir iš tikrųjų tos drąsos labai reikia. Bent jau aš jaučiu ir kad šitoj bažnyčiai man taip pat reikia ir palaikymo, ir drąsos. Na ir tą pirmą vakarą po pamokslo jau prasidėjo šlovinimas ir mus paragino tuos, kurie jau tikrai apsisprendė sekti Kristų, išsilaisvinti, žengti į priekį. Žengti į priekį ir melstis už tai. Na ir aš jau jutau iš vidaus tą impulsą, kad aš noriu išeiti į priekį, jau labai jau noriu, bet vis tiek kažkoks tas apsiribojimas, kad ką čia kiti lietuviai ten iš mano komandos, ką čia jie pagalvos, kad čia visi jie čia stovi, o čia aš jau viena išeinu ten į priekį, kaip kokie ten, nežinau. Tai va, bet paskui pradėjo eiti kiti žmonės, vienas žmogus nuėjo, antras žmogus nuėjo, žiūriu, trečias ir viskas, ir aš nuėjau ten į priekį, jau viskas, jau meldžiuosi, jau nusižeminu, prašau Dievo to išvadavimo, tos laisvės ir kad aš nebėgčiau nuo jo, kad sustočiau, kad būčiau kartu su juo. Ir tą vakarą buvo toks dalykas, kad aš dažniausiai melsdavausi už savo poreikius, asmeninius, už savo šeimos, už savo draugų, bet aš niekada nesuprasdavau, ką reiškia tas meldimasis už kitą. Už kito poreikius man tai galbūt buvo nepatirtas dalykas. Ir kai aš meldžiausi, aš pajutau, kad viena mergina priėjo prie manęs ir uždėjo savo rankas ant manęs. Ir jinai pradėjo taip karštai melstis, jinai net drebėjo visa. Tai buvo toks
toks stiprus dalykas, aš dar to nebuvau niekada patyrusi. Ir jinai meldėsi ir aš šitau, kad jinai tarsi ir mane įkvėpė dar labiau, dar kažčiau melstis ir mes ten abidvi meldėmės, aš nežinau, kiek ten tai buvo laiko, nes iš tikrųjų praradau tą ir laiko suvokimą, kad mes abi meldėmės, paskui dar prie keletą žmonių, dar kitas vaikinas irgi po to uždėjo rankas ir tai buvo taip, kad aš nežinau, tikrai šventosios dvasios prisipildžiau ir tai buvo taip gera po to, kad jau šlovinu ir tiesiog nieko nebereikia daryti, jaučiu visišką laisvę, visišką ramybę savo viduj. Ir tada po to vakaro jau kitas rytas buvo ryto tarnavimas. Ir to ryto tarnavimo metu, nežinau, man visas tas šlovinas, man buvo visiška laisvė. Aš galėjau tiesiog atsiduoti visiškai. Mes ten galėjom šokti, galėjom rankas iškelti, galėjom ploti, dainuoti, visa tai buvo visiška laisvė. Ir iš tikrųjų, aš dar noriu paskaityti vieną eilutę, nes stovykla buvo koncentruota, aš galėčiau pasakoti tikrai daugiau, nes dar pačiai reikia daug apmastyti, nes ir rašiausi, konspektavausi ir tikrai dar tiek daug yra minčių. Bet tiesiog aš noriu vieną eilutę pasidalinti, tai čia bus tų laiškas romiečiams, 12 skyrius, 2 eilutė. Ir jinai kalba apie tai, galbūt čia netgi būtų mano tai kaip pagrindinė mintis tos stovyklos, ką mes turim kiekvienas iš savęs pakeisti kaip krikščionis. Tai yra ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujintami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kad mes neturime tikrai mėgdžioti kažko pasirodyti, tiesiog būti toje Dievo valioje ir Dievo ramybėje. Amen. Sveiki, esu Simonas. Aš gal bendrai truputį apie stovyklą papasakosiu pirmą. Tai apie 400 žmonių buvo, 400 jaunimo ir labai skirtingo amžiaus, ten ir nuo 14 iki turbūt 30 metų žmonės buvo. Ir visi, kurie kalbėtojai buvo ant scenos per visus, kaip pamokslus, kur sakė, tai labai išrinkti žmonės, skirtingi visi, labai išmelsti žmonės. Tai iš Airijos buvo, iš Latvijos, iš Estijos, iš Kazakstano. Tai labai iš tikrųjų labai ilgai ruošėsi tai stovyklai ir labai dideliu pasiruošimu viskas įvyko. Ir jo, kaip ir sakė, kad pokyčių metas pagrindinė mintis buvo visos stovyklos. Ir galima sakyti, kiekvieną kartą, kai vykdavo tarnavimas, visą laiką kviesdavau į priekį ir kiekvieną kartą sakydavau, atsisakykit savo priklausomybių, pakeiskit savo gyvenimą, pakeiskit savo širdį. Ir taip tikrai buvo net iš pradžių, taip kaip ir priimta, taip galvoju, čia visiems sako, čia aišku, visą laiką taip reikia sakyti. Ir po to net pyktis pradėjo imti, kad čia visą laiką kviečia į priekį ir tipo keistis, ir atrodo, jau visi pasikeitė vos, ne. Ir tada pagalvojau, iš tikrųjų, net man pačiam reikėtų keistis. Ir net antrą dieną išėjau pats į priekį ir iš tikrųjų tada netgi viską kaip visai kitų kampų pamačiau ir galvojau, nėra čia ko dėlsti ir tiesiog pasikeičiau netgi antrą dieną ir po to 3 diena ir 4 diena labai irgi net į priekį išėjau dar kartą, kad daugiau pasikeičiau. O šiaip norėčiau dar papasakoti apie paskutinę dieną. Tai mane labai palėtė, kai jau visas uždarimas buvo, jau visi žmonės kaip ir jau ten pasiruošę buvo važiuoti namo ir buvo paskutinis tarnavimas ir jau lygtis viskas pasibaigė ir tada sako, tai gal galėtumėt kas nors ateiti paliudyti, kas jums įvyko prieš šitą stovyklą, ten, šiaip visų žmonės, kas ką turėtų kokią istoriją papasakot, kas būtent stovyklos metu įvyko jam, koks Dievo palėtimas buvo ir panašiai. Tai iš tikrųjų, iš pradžių nelabai drąsiai, bet po to tai, net per daug žmonių iš tikrųjų norėjo pasipasakot. Ir tokių istorijų buvo, ten žmonės, jauni žmonės, ten iš viso atsisakydavo ten tokių priklausomybių, ten, kur net nepagalvotum, kad jis tokias turi ir jisai, iš tikrųjų išlaisvinti žmonės, jisai buvo, netgi jaunimas išlaisvintas buvo. Tai labai palėtė iš tikrųjų. Tai va. Amen. Ačiū Dievui ir, žinau, tikiu, kad Viešpats padės šiandien praeiti šitą susirinkimą.
Ir dar vienas brolis turi žodį. Ir pasidalink trumpai tada, ką tu turi šitam susirinkimui šiandien. Ir tai Viešpats tikrai padeda. Žinot, turėkime atvirą širdis. Tai, ką Dievas daro, kada jaunimas atėjo, Goda šypsosi prie kameros, mojoja. Sako, yra jaunimo, kurie turi pasidalinti. Aš galvoju, kad jinai, ne, sako, yra kiti. Sako, mes važiavom namo. Ir sako, kad aš jų klausiau, sako, aš mačiau, kad širdis dega. Žinot, Viešpats daro nuostabius dalykus. Kai kurie iš jūsų žinot, mes sakom, susirinkim su pasniko šiandien. Su malda, nusižeminkim prieš Viešpatį. Ir aš žinau, kad Viešpats ateina. Jisai daro nuostabius dalykus, aplamai šį savaitę, taip. Jinai turi daug visko. Ir tai Viešpats padeda. Ir kiekvienam iš mūsų išlaikyti atvirą širdį ir priimti tai, ką Dievas kalba savo bažnyčiai. Garbė Jėzui Kristui. Atleiskit, aš pirmą kartą su šitą dūdelę kalbu, galiu ir nepataikyti ją, tai nenustebkit. Dėkoju Viešpačiui už tai, ką Jisai daro šitoje bažnyčioje. Jis surinko čia mus kaip savo šeimą, pašaukė ir įdėjo į širdis, girdėjom tuos žodžius, ką jaunimas dalinosi. Aš ten gale sėdėjau, klausiau, greitai jie šneka, prisiminiau, kaip kažkada pastorius meldėsi, prašė, sakė, kad aš lėčiau kalbėčiau, galvoju, reiktų pasimelsti irgi, kad aš nespėjau sugraudyti visko. Ir tada Viešpats kažką tokio nuostabaus man parodė. Parodė tarsi, iš čia, palaukit, nenumesiu gal tos dūdelės. Bet taip, iš čia tarsi kažkas meta ir tokius kaip, brangenybės, žvilgančius tokius, kaip turtingi dalykai rodo. Kartais matėt, filmuose rodo, kaip kokių briliantų ten kas nors pavagė ir bersto juos tenai. Tai tarsi kažką tai žertų tokio. Ir jūs matėt, kaip buvo tokios laidos Pinigų lietus, kaip ten skraido pinigai, visi gaudo tos pinigus, arba būna filmuose rodo, čia reklamoje būna, kad krenta, ten visi tik tai laksto. Tai man parodė, kad tai, ką čia kalba, tai yra tie turtai, kurie yra metami jum. Ir kad mes pabūstume ir pamatytume, išgirstume ir surinktume tai. Kad tas žodis, kuris čia skamba, kad jis nepraeitų tuščiai, kad tai jisai būtų surinktas mūsų širdyse, pasėtas mūsų širdyse, kad jis augtų ir duotų vaisių dangaus karalystė. Ir pabaigai noriu perskaityti eilutę iš Švento rašto. Tiesiog, taip gavau į širdį, kad Izaijo 55, nuo 2 eilutės perskaityti. Palaukit, aš su šitą dūdelę nelabai dar moku elgtis. Taip, klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Ačiū Viešpačiui už jo žodį. Amen. Ir kadangi visko daug, tai aš dar noriu pakviesti Eglę. Kur Eglė? Ateik, Eglė. Žinai, kur. Eglių būna daugiau, yra pas mus. Viena taip nusišypsojo taip gražiai glutė mūsų žvirblienė, bet ne. Ateik, Eglė, gerai. Ir ateik, pasimelsime už tave, taip? Išimduosiu paslaptį, kas nežino, vakar jinai vaikščiojo, gal ir užvakar, Šlinavoj, centre, ir sako, bus mano šventė. Ir iš tikrųjų Viešpats paruošė šventę. Mes turėjom nuostabią šventę, mes turėjom vandens krikštą. Ir aišku, mes visi pripratę, kad būtų daug žmonių ir aišku, žmonių buvo. Praeitą savaitę mes turėjom 2 krikštus, buvo Kalnabiržė, Pikeliuose, bent tokių gražioje vietoje ir 6 žmonės tikrai pašventė savo gyvenimą, susirinkom, po to buvo susirinkimas vakare, dar pasimeldėm. Ir aišku, atstumai, atvažiavimai, ne visada suvažiuosi ir kažką parodysi, bet aš jums noriu ką padrąsinti pasakyti. Ir vakar taip pat 2 žmonės priėmė, brolis grįžo į Pikelius, Gintaras, kuris taip pat priėmė vandens krikštą. Ir tikrai Viešpats dovanojo nuostabią šventę. Ir aš taip sėdėjau ir galvoju, sakau, mes vakar pasimeldėm viską, ten vidury savaitės, sakau, taip, tokia Dievo malonė. Suplanavom, kad bus šlovinimas, aš turiu tradicijas irgi.
Kad jeigu krikštas, tai turi būti būtinai šlovinimas. Ir aš skaičiau rašto vietą apie tą Enuchą, kuriam Pilypas paskelbė Evangeliją ir aš taip galvoju, o kur šlovinimas buvo? Kur tos priimtos mūsų tradicijos, kaip mes pripratę švęsti šventės, o jie sustojo, kažkas pamatė vandenį ir suprato, kad nereikia delsti. Po to skaičiau apaštalų darbuose, kaip Paulius apaštalas liudė savo atsivertimą ir kada atėjo pas jį brolis, sako, nedelsk, krikštykis. Sako, būk apvalytas nuo nuodėmių, nes Dievas turėjo jam pašaukimą ir aš galvoju, sako, nedelsdamas pasikrikštinu. Ir žinot, aš suprantu, kartais mes turim tradicijas, kartais kažką tai darom. Aš žinau, kad dar mes turėsim švenčių ir bus nuostabios. Ir mes tada turėjom tokią šventę, susirinko daugiau vyrišką kompaniją, viena sesė krikštinusi. Vakar sakau, Dieve, tai ką vėl be šlovinimo, sakau, sakau, aš jau išmokau tą pamoką, vėl turėsim šventę, žiūrim, atvažiuoja pastorius Rimantas, kažkas greit gitarą, buvo praviras dangus. Viešpats atėjo, Dievo šlovė nužengė. Ir aš tikrųjų, Eglės asmenyje, noriu tikrai pasakyti, kad jinai šią savaitę ne viena atidavė gyvenimą Kristui. Ir yra daug vietų, daug žmonių, kurie vaikšto atvirom širdim. Ir aš noriu tave paraginti, broli ir sesę. Mielas žmogau, žinot, Evangelijoje yra pasišventimas, yra paklusnumas. Paklusnumas per nusižeminimą, ką jauni žmonės liudijo, per pasišventimą, kada aš girdžiu, kada jauni žmonės skaito tokias raštų vietas, ne į pasaulį žiūrėti, bet pažvelgti į viešpatį. Ne į tą tuštybę, nemėgdžioti ten kažko tai, bet atrasti kažką naujo. Aš tikiu, kad viešpas pradeda nuostabius dalykus. Jisai tęsia nuostabius dalykus, jis atbaigs nuostabius dalykus. Todėl noriu paraginti kiekvieną. Jeigu tu dar šiandien nepašventėjai savo gyvenimo viešpačiai, jeigu tu dar netėjai į sandorą su Jėzumi, žinot, permąstyk. Įsiklausyk, ką kalba Dievo žodis. Ir taip kaip sesė liudė, sako, žiūrėjau, vienas išėjo, antras išėjo. Ir sako, tada aš išėjau į priekį. Žinot, viešpas kviečia. Bet noriu pakviesti, paraginti kiekvieną. Aš Eglę vieną pakviečiau ir ne, ačiū Dievui, išėjo. Bet buvo ketvirtadienis. Aš priėjau, sakau, tu tikrai krikštinsis? Jo, sako, aš apsisprendžiau. Galvoju, ačiū Dievui, sakau, kad ir vienas bus žmogus. Sakau, mes turėsim šventę. Mes kada ruošėmės antradienį, aš irgi tas sakau, važiuoju vienu krikštyti. Susirinkau 6. Sakau, ačiū tau Dieve, padauginai. Žinot, aš žinau, kad viešpas paruošė šventę ir tau į tavo gyvenime. Nesidairyk, ką kiti daro. Nežiūrėk, ką pasaulis daro, ženk žingsnį, pasišvesk ir atiduok visą gyrių šlovę garbę jam. Amen? Egle, kaip tu šiandien, širdį? Nedrąsiai. Nedrąsiai, kodėl nedrąsiai? Jaudinės. O ko jaudinėsi? Nes netikėtai pakvietėt. Taip, netikėtai, aš jai nesakiau, kad aš ją pakviesiu. Aš galvoju, kaip vieną galima pakviesti dabar, kaip atrodys. Pasikrikštino 8, o dabar išeis vienas. Tai, žinot, o viešpas prabilo, sako, kviesk vieną. Įstokim bažnyčią. Ir tebūnie, tai ta šventė, tavo šventė su Jėzumi. Ir aš noriu palinkėti, Eglė, išlaikyk iki galo. Nežiūrėk, ką kiti daro. Negrįžk į seną gyvenimą. Bet eik toliau. Ir tai Dievo galybė lydi tave kiekvieną dieną. Dangiškas Tėve, dėkojam tau. Dar kartą dėkojam už Eglę, už jos pasišventimą, sveikinam ją. Ir tikim viešpatį, kad tu pradedi ir pabaigi. Ir palaimink visus kelius pagal tavo valią. Siūsk savo žodį ir šventosios dvasios jėga. Aprenk ją pergalėm. Kad tai būtų daugiau negu nugalėtojas per tave, kuris pamilai ją amžiną meilę. Todėl meldžiu Tėve Jėzaus vardu, tai tavo ranka, šventosios dvasios galybė, iš šventosios dvasios dovanos lydi ją tolimesnėme kelyje su tavimi bažnyčioje. Amen. Ką, būk palaiminta, tikrai. Sėskit bažnyčią. Ir šiandien mes turim, kaip ir viešpaties vakarienė, duonos laužimas. Ir brangiai, tikrai noriu paraginti kiekvieną, žinot, jeigu tu pasišventė Jėzui, iš tikrųjų, jeigu tiki iš visos širdies, kaip tada vežime buvo pokalbis tarp Pilypo ir Enucho.
Ir tas žmogus suprato Evangeliją, išgirdo, kad Jėzus Kristus yra jo viešpats, Mesijas ir gelbėtojas. Ir jis pats paklausė, sako, kas trukdo? Sako, pasikrikštyti. Jeigu tiki iš visos širdies. Žinot, noriu paraginti. Jeigu tu ateini į bažnyčią. Aš nesakau, jeigu tu šiandien pirmą kartą ir tave kažkas tai kažkur tai spaudžia, kokias apeigas daryti. Tikrai per prievartą mes nieko nedarom. Bet jeigu tu ateini į bažnyčią. Ir jeigu tu šiandien drąsiai gali pasakyti, kad Jėzus Kristus yra tavo viešpats. Ir galbūt tu dar dairaisi, ką kiti daro ir ką daro pasaulis. Aš raginu tave, aš kviečiu, nedelsk. O tuo žodžiu, kuris pasakė, Dievo vyras atėjęs pas Saulių arba apaštalą Paulių, kuris dar buvo aklas po susitikimo su Kristumi. Kažkas atsitiko jo gyvenime. Dievo šviesa, kai atėjo, aptemo viskas, bet viešpats palietė tą širdį, paliko žodžius. Ir kažkas atėjęs pasakė, nedelsk, ženk toliau, tarnauk. Ir šiandien mes skaitome apaštalų darbus, skaitome laiškus bažnyčiai ir mes matom, kaip galingai vienas žmogus, kuris nedelsia, netidėlioja, kuris paklūsta, kuris priima pašaukimą, dovanas ir pajuda ten, kur viešpats jį siunčia. Todėl noriu palinkėti kiekvienam. Pasišvęsk viešpačiui bažnyčią. Judėk ten, kuris tave kviečia. Kada jauni žmonės, kuriem, kaip aš galėčiau pasakyti iš savo taškų, visas dar gyvenimas prieš akis, sako, mes nežinom, kiek mes turim laiko. Ir aš galiu drąsiai pritarti. Mes nežinom, kiek turim laiko laisvai skelbti Evangeliją. Neužmikim bažnyčią, išnaudokim šitą laiką. Niekas mes nežinom, kaip greitai gali užsidaryti laisvėje skelbiant Evangeliją. Taip, kaip buvo kažkuriais laikais, kada persekiau kiekvieną, kur skelbė Evangeliją. Ir praeina kažkoks tai istorijos laikotarpis, kažkiek tai metų. Ir tie dalykai vėl sugrįžta, vėl pasikartoja. Mes gyvenam laikais, paskutiniais laikais. Ir aš tikiu, mes gyvenam nuostabių laikų, kada siunčiamas pakvietimas į tą puotą, į avinėlio puotą. Aš tikiu, kad mes gyvename tuo laiku, kada kiekvienas gauna asmeniškai pakvietimą, asmeniškai iš viešpaties. Ateik pas mane. Ateik, pavesk savo gyvenimą. Ne apeigos, ne religija, ne kažkokios tai tradicijos ar formos, aplink supantys žmonės, bet tai, ką kalba gyvai viešpats Jėzus į kiekvieno mūsų širdį. Todėl dar kartą raginu, pasišvęsk viešpačiai. Ir šiandien, kadangi laušim duoną, aš tikrai noriu paraginti kiekvieną. Jeigu tu neapsisprendęs, tu ateini, giedi, meldiesi, bet jeigu tu neapsisprendęs eiti į sandorą su viešpačiu, neskubėk daryti apeigų. Bet jeigu tu apsisprendė iš tikrųjų, kad pavesi savo gyvenimą Jėzui, atiduodi gyvensiu su juo iki gyvenimo pabaigos, kada bus krikštas vandens, mes ilgai nelauksim. Aš tikiu, kad vėl bus šventė. Tada laužk duoną, bet išlaikyk apsisprendimą, kad pasišvenčiu, jungiuosi į bažnyčią. Ne pagal kažkokius tai savo norus ar tai kažkitų paaiškinimus, bet pagal Dievo žodį. Tai, ką kalba šventas raštas. Tai, ką mes atrandame skaitydami Evangelijos žinią. Todėl kviečiu kiekvieną. Jeigu dar nepavedėjai savo gyvenimo Jėzui, pavesk. Netidėliok. Jeigu dar tavo nuodėmės su tavimi, tu turi šiandien galimybę paprašyti, Jėzau, atleisk. Jo dvasia, jo galybė, jo jėga. Taip giedojom. Ir jinai yra čia tarpe mūsų. Ir aš tikiu, kad kada žodis ateina kaip tie perlai, brangakmeniai, kurie paliečia tavo širdį. Ir kas galėtų pasakyti žmogus, kuris sėdė, sako, čia brangus perlas krenta, o jis taip, čia nereikia. Kažkas iš šalies sakytų, man reikia. Bet atverk širdį. Atverk savo širdį, įsileisk žodį. Įsileisk Dievo meilę, jo artumą, jo galybę. Ir matysi dalykus, kurie ateina iš viešpaties. Žinot, šiandien ryte keletas dalykų, kurie mane truputį taip ir sujudino stipriau. Anksti ryte aš taip pasižiūrėjau, vienas brolis ten stato Kaliningrado srity, iš tų laikų pažįstamas, jisai stato bažnyčią, maitina benamius, tikrus benamius maitina. Pats nešioja maistą ir taip pažiūrėjau keletą nuotraukų ir vieną, ką jis ant pačioj pradžioje buvo užsidėjęs, tai buvo mintis iš gana labai senų laikų. Ir tai ne mano pamokslas, bet aš paprasčiausia pasidalinsiu tą mintim, tai sakau, kas mane asmeniškai šį rytą, taip keletas tokių momentų
palėtė ir Čarlzas Spurgeonas, žinomas pamokslininkas ir jau tai buvo seniai, jis parašė tokius žodžius. Aš juos paskaitysiu, pabandysiu išversti lietuvių kalbą. Sako, ateis laikas, kada vietoj pastoriaus, maitinančio avis į cerkvę, cerkvės užims juokdariai arba klaunai, linksminantys ožius. Žinot, tai gana rimta. Kažkaip, aš nebuvau girdėjęs tos minties, perskaičiau. Galiu rusiškai paskaityti, kad suprantat, придет время, когда место пастырей, питающих овец, церковь займут клоуны, развлекающие козлов. Ir tikiuosi, kad angliškai išvers kas nors. Linksi. Verčia į rusų kalbą, verčia į anglų. Tikrai bažnyčia melskimės, reikalinga vertimo kažkokia įranga, kad tikrai ateina žmonės ir jų daugiau būna, kuriem reikalingas vertimas. Todėl pastorius ir meldžiasi, Dieve, duok greičiau kalbėti, nes aš žinau, kad verčia. Ir kad aš greit kalbu, tai ten nieko neišverčia. Bet kitas momentas yra. Žinot, turėkim širdis. Ir aš kada perskaičiau tas eilutes, sakau, Viešpatie Dieve. Ožiai apie ką kalba? Apie užsispyrusius, savivaliaujančius, nepatenkintus, nedėkojančius, nedžiaugsmingus. Visada ragai atkišti ir kažkur tai jis ieško savo vietos. Tas gyvūnėlis, jis galbūt ir geresnis kitą kartą, bet tai kaip įvaizdis tapo. Bet sako, kažkas atsitiks bažnyčiai ir kada supranti, tai ne vienas šimtmetis pasakytiem žodžiam, pranašiškim žodžiam. Ir iš tikrųjų atrandi, kaip dažnai pakyla širdyse nepasitenkinimas ir nedėkingumas. Kaip šiandien džiaugsmas širdį. Šią savaitę aš kalbėjau su vienu broliu, jisai dalinosi tam tikrais dalykais, tai Ivanas Škulis, jisai apsigyrė kaip ir teologijos daktaras. Jisai dalinosi iš to laiko, sako, jis įsivaizduoja, sako, jis dar vaikas buvo, sako, mes kartu gynėmės tą daktarinę disertaciją ir jisai, sako, prisimenu tokią istoriją, sako, aš gyvenau, sako, pas jos namuose. Ir sako, vieną dieną girdžiu, tas vaikas dar tada buvo, sako, jisai klausė tėtė, sako, tėtė, kas yra, sako, su šituo, jau jaunuolio vyresniu jisai buvo, sako, kada jisai meldžiasi, jisai, sako, šypsosi. Sako, ir tėvas, taip sako, pakreipė galvą, sako, jie buvo tuo metu baptistai, sako, jis tikriausiai sekmininkas, sako, yra. Žinot, ir aš taip uždaviau klausimą, Dievas, kaip dažnai, aš suprantu, kad būna laikas mes verkiame. Laikas būna, mūsų veidai rimti ir mes tokie, kaip ir, tokie labai griežti. Bet žinot, yra laikas visada pasižiūrėti, neužsidėti kaukę. Bet kada tu meldiesi, ar tu gali nusišypsoti Viešpačiui? Ar tu gali iš tikrųjų būti dėkingas Viešpačiui? Ir dar yra vienas dalykas, ką tikiuosi aš turiu padaryti. Aš tikiuosi mane išgirs. Yra viena sesė bažnyčioj, kai kurie jūs ją pažįstat, kai kurie nepažįstat. Jinai yra mano teta tikra, jos vardas Julija. Teta Julytė, atsistokit, kad kiti matytų, atsistokit. Šypsosi sesė. Ir, žinot, tie, kurie ateinat iš ryto į maldą, jūs tikriausiai pastebėjot vieną dalyką, mes rytai susirenkam 9 valandą melsis. Kada mes pabaigiam maldą, jinai nusišypso ir jau nesidarydama į kitus, jis sako, koks džiaugsmas. Žinot, jinai džiaugiasi tą dieną, kada atėjo į bažnyčią. Jinai džiaugiasi, sako, kaip gera širdį. Žinot, vyresni žmonės. Skauda kartais. Skauda. Rūpesčių yra. Jauni žmonės turit iššūkių. Turit. Ir kartais mes būnam nedžiaugsmingi, nedėkingi, būnam antiek susispaudę. Žinot, ir kažko trūksta mūsų gyvenimuose. Žinot, aš iš tos istorijos, nuo kurios pradėjau, aš išgirdau vieną dalyką paprastą. Sako, tai gal jisai sekmininkas, sako. Žinot, ir tada tais laikais jau tie žmonės buvo sutapatinami su to, kad jie priėmė šventosios dvasios dovanas. Priėmė šventąją dvasią į savo širdį, jėgą priėmė. Jie gali melsis keistai netgi kalbomis, kas kartais atneša ginčus, bet džiaugsmas širdyje.
Santykė su viešpačiu. Džiaugsmas, kuris matomas, kai sako, viduje ir išorėje, jis yra nepaslepiamas. Ir žinot, kad aš matau kiekvieną sekmadienį, kada mes susirenkam maldai. Ir kada mes pabaigiam tą maldą. Ir kada jinai pradeda džiaugtis. Aš matau, kurie neturi to dar džiaugsmo, vidinio džiaugsmo. Aš suprantu, pasijuntam nepatogiai. Ir aš šiandien netgi paraginu, sakau, meldžiamės, sakau, kad kiekvieną širdį džiaugsmas pripildytų. Kad kiekvienas galėtum drąsiai laukti tos dienos, kada viešpats pašauks. Jei daug metų. Dar 90 neturi, pasakysiu. Bet virš 85. Ir kiekvieną kartą, kada pasibaigia šitas susirinkimas, jinai pareina namo. Jeigu kas iš Kauno suprasi, Žaliakalnį mes gyvenam prie turgaus. Jinai užlipa į kalną. Kartais būna karšta, kartais būna vėsų. Kartais ją sumėtų ir jinai pasidžiaugia. Sako, ačiū Dievui, angelai mane laiko, aš nenukritau. Ir žmogus metuose. Ir visi suprantat, kad kūnai jau ne tie. Bet žmogus džiaugiasi viešpačiu. Turi džiaugsmą, apie kurį nereikia kitiem pasakoti, kitiem mato. Bažnyčia. Vieną dieną. Aš žinau, kad sesė išeis namo, jinai visada sako. Ne šiandien, rytoj, sako. Ne šiandien, rytoj. Kita sesė sėdi šone ir sako, na, aš nežinau, jis geriau žino. Aš noriu kiekvienam pasakyti iš mūsų. Būk pasiruošęs šiandien susitikti su viešpačiu. Šiandien. Nes kai ateis rytdiena, bus rytdiena. Bet šiandien reikia jo tau asmeniškai. Aš noriu kiekvienam pasakyti, tau jo reikia asmeniškai. Tu turi laikytis jo asmeniškai. Tu negali laikyti žmogaus. Žmogus jis laikinas. Žmonės kartais netvirtai stovi. Bet tau reikalingas viešpats. Priimk šitą žinią. Asmeniškai pažink Jėzų. Mes tai jau girdėjom. Girdėjom per pranašišką žodį, tai jau sesė. Viešpats yra čia tam, kad jo žodis pasiektų tave. Mes girdėjom jauni žmonės, jie dalinasi. Ir aš tik tai keletą, aš nežinau, ar verta pradėti pamokslauti. Žinot, aš pasakysiu tik keletą minčių, o pamokslą sulauksit, kurie ateisit, kurį tai sekmadienį ir ketvirtadienį. Nes tikrai viešpats kiekvieną kartą kažką tai daro. Ir Luko Evangelijos 14 skyriui, 15 eilutė. Tai išgirdęs vienas iš sėdinčiųjų prie stalo tarė jam, Jėzui. Tai buvo už stalo. Jie valgė. Buvo fariziejai, buvo Jėzus ir mokiniai. Ir žinot, jie turėjo puotą, jie valgė. Ir vienas išgirdęs tai, ką Jėzus mokina, tai kaip jis mokina, kaip Dievo išmintis, kaip va tie perlai buvo tuo metu liejami tarp tų žmonių. Kada jie valgė, vienas paėmė ir pasakė, palaimintas, kas valgo duoną Dievo karalystėje. Žinau, duona Dievo karalystėje. Kada mes ją valgysim ir kada mes ją valgom. Kaip jums atrodo šiandien? Aš tikiu, kad viešpats surenka taip. Kartais labai paprastai. Jis paruošia stalą ir jis paruošia tą duoną. Ir tai nėra kasdieninė duona. Kažkas šiandien sakė, viešpatį, o visada negalima taip šlovinti, tokioj minioj, taip euforija, tokia užsidegus. Yra šventės, yra puotos, yra kasdienybė. Bet kiekvieną kartą tu gali širdį turėti tą patį artumą ir dar didesnį artumą su viešpačiu. Šlovinti karalių, gal aplinkui kažkas bus truputį kitaip. Bet yra sekmadienis, yra laikas, kada jisai surenka savo bažnyčią. Surenka su vieninteliu tikslu, kad duona iš dangaus pasiektų. Kas valgys duoną Dievo karalystėje. Žinot, kartais mes skaitydami tam tikras rašto vietas, mato Evangelijoje 22 skyriuje yra panašus palyginimas, labai panašus, kaip ir Luko Evangelijoje 14 skyriuje. Palyginimas apie tai, kad viešpats kviečia į puotą. Mato Evangelijoje kalbama, viešpats kviečia į vestuvių puotą. Ir tai neeilinis puotos. Ir kada kviečia į tą puotą, kiekvienam duodamas pakvietimas. Ir čia mes atrandame, kad Jėzus išgirdęs, kad kažkas tai sako, suprato, kad bus kažkas nuostabaus, kada jo karalystėje valgys duoną, žinot, bet Jėzus buvo ta duona.
Ten buvo ta duona, tas žodis, jį reikėjo priimti, jau pradėti valgyti. Kartais kai kurie mes laukiame, kada mes nueisim į dangų ir sėsim už stalo. Šiandien Viešpats tavęs kviečia sėsti už stalo. Šiandien jis paruošė puotos dienas. Jis paruošė tas tokias šventinės dienas, kaip jaunimas kažko džiaugiasi. Taip kaip mes susirenkam bažnyčiai, kada aš mačiau antradienį, aš mačiau vakar, aš mačiau pravirą dangų. Ir mačiau Dievo šlovę ateinančią. Ir kada mes kalbėjom vakarą su keletą žmonių, su Andriu, mes paskutiniu metu krikštinam kartu. Kartais vienas pirmas einam į vandenį, kitą kartą aš einu, vienas kitą palaikom, bet kada aš pamatau nuotraukas, kada mes lipam į vandenį, tai yra ką pažiūrėti, bet aš jų į Facebooką nededu. Reikia būti vietoj. Iš karto būna šalta, o paskui ne. Bet ateina Viešpats, ateina Dievo dvasia. Ir Andriaus sako, kaip? Sako, pasimeldėm. Mes susiruošėm valgyti. Mes jau buvom laužę duoną. Mes susiruošėm valgyti vakar. Mes jau viskas, suprantate, jau puotos laikas. Ir vienas brolis paprašė, sako, pasimelskit. Mes su juo pakalbėjom. Sako, pasimelsiu rytoj, ne, sako. Ir poryt pasimelsk už mane. Ir sako, už poryt. Tada aš taip jau drąsiai pasakau, ir per amžius. Sakau, pasimelsim už tave. Žinot, broliui padarė tyrimą. Jo vardas Nauris. Ir pasikeistas voštuvas. Aš vakar sužinau, kad pas žmogų, sako, 4 voštuvai pasirodo širdyje. Gyvenu, turiu ir nežinau. O kažkas žino, sako vienas, ir sako, krešulys ko gero šalia to voštuvo. Ir labai gerai supranti, kad kiekvieną akimirką gali paimti ir numirti. Pakankamai dar jaunas žmogus. Viešpats pravėrė ją maloniais, Kėdainiuose patarnauja vienoj bažnyčioje, nedideliais akmininkų žodžių karts nuo karto. Dievas visiškai pakeitė jo gyvenimą ir aš tikiu, kad tai negrįžtamas procesas. Viešpats atėjo ir aplankė. Sako, pasimelskit už mane. Ir mes tada meldėmės. Mes pradėjome melstis ir Viešpats davė žodį, sako, išeis daugiau. Buvo žmonės, kurie buvo pirmą kartą. Kažkas atvažiavęs, jeigu tai paprastai pasakyti, išsiblaivyti. Ir jau beveik, jau buvo išsiblaivęs. Pirmą kartą atsidūrė, pamatė vandens krikštą, sėdėjo, žiūrėjo į labai keistus dalykus. Bet kada suskambėjo Dievo žodis, kam reikia? Žmogus pakėlė savo kastelius, man reikia, sako. Man reikia. Ir žinot, aš supratau vieną, kad kiekvienam reikia Viešpaties. Ir Viešpats už kiekvieną iš mūsų mirė ir jisai turi tą pakvietimą į puotą ir mes toliau skaitome. Sako, prilyginimas 16 eilutė, tada Jėzus jam pasakė, vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus puotos metui, jis pasiuntė tarnus pranešti pakviestiesiems. Žinot, aš nepamokslausiu toliau, bet čia yra toks žodis pakviestiesiam. Ir šitą istoriją, jeigu jūs paskaitysit, pamastykite, kurie skaitot Bibliją, jinai nekalba tai, kad tik tai kažkas buvo pakviestas staiga netikėtai, bet buvo žmonės, kurie buvo pakviesti ir kuriems buvo duotas pakvietimas į puotą, į nuostabę šventę iš dangaus. Ir šiandien aš turiu klausimą, kur tas pakvietimas šiandien tavo? Kur tu jį pasidėjęs laikai? Ten galima kalbėti apie drabužius, tai bus per pamokslą, aš pasidalinsiu tais dalykais. Bet esmė, kur pakvietimas? Aš kiekvieną kartą, kada mes gaunam kokį pakvietimą, ne visur mes einam, aš būsiu sąžiningas. Kartais kviečia į vestuvės, į puotas, į jubiliejus, į šventės, į kitas bažnyčias. Būna gražus pakvietimai ir labai dažnai mes jį paimam, pasižiūrim. Ir aš visada padedu, stengiamės padėti taip, kad jisai būtų matomas. Kad tu neužmirštum, žiūrėtum. Ir žinot, pas mus kambarys yra toks, yra ten sekcija knygos ir padedam tenai tą pakvietimą. Ir kas nuo karto nueini pasižiūrė, jau data artėja, reikės ko gero važiuoti, arba reiks pasakyti, kad aš nevažiuosiu. Ir kada aš skaičiau šitas eilutes, sako, buvo pakviesti. Ir po to dargi netgi vėl tarnai buvo išsiųsti, kad tie, kurie buvo pakviesti, kurie turėjo pakvietimą, kad jie eitų. Ir po to jūs gerai žinot, kas ten vyko. Pirkau jaučius, įsigijau žemę, vedžiau žmoną. Žinot, kažkas tai vyko su prioritetai, su pirmenybė tų žmonių gyvenime. Bet šiandien aš turiu vieną mintį. Kur tavo pakvietimas šiandien? Ar jis matoma vietoje tavo gyvenime? Tu pakviestas į avinėlio puotą, į šventę. Brolis, sesė, aš pirmiausia kalbu tikinčiam.
kurie įtikėjot, kurie pasišventėt Viešpačiui, kurie vieną dieną buvot aprengti tuo vestuvių rūbu, kuris bus tinkamas stoti karaliaus akivaizdoje, nuplauti Jėzaus krauju, nuteisinti jo malonę per pasišventimą į keltį bažnyčią iš tamsos, jo karalystę ir laukiami. Jo namai turi būti pilni. Tuščių vietų, sako, neliks. Bet kur šiandien tas pakvietimas tavo gyvenime? Jeigu tu neturėjai dar pakvietimo iki šios akimirkos, aš šiandien tau drąsiai sakau, tu esi kviečiamas į avinėlio puotą. Tu esi kviečiamas tinkamu laiku stoti jo akivaizdoje. Ir Viešpats tave laukia. Ir jis viską atliko. Jaučiai, sako, papjauti. Ir ne tik duona ten bus žymiai daugiau. Ir ne tik duona būna kiekvieną kartą, kada Viešpats mus surenka, būna žymiai daugiau. Todėl nepraleiskime tada, kada jisai surenka savo bažnyčią, kada jisai tave kviečia, tarnaukim ir darykim tai, kas jam patinka. Ir kada laušim duoną, aš noriu pakviesti tie, kurie patarnaujate. Žinot, nedaryk apeigų, jeigu nesiruoši pašvęsti savo gyvenimo Jėzui. Paprasčiausia pastovėk. Paprasčiausia pastovėk, te praeina ta taurė ir ta duona. Viešpačiui nereikalinga religija, nereikalinga kažkokios apeigos, nereikalinga darymas, tai ką daro visi, ar mėgdžiojimas, kaip pasaulį, taip pat ir bažnyčioje. Viešpats nori, kad tu būtum pamaitintas duona iš dangaus. Viešpats nori, kad jo bažnyčia būtų bažnyčia, kad tarnautojai būtų tarnautojai, kad mūsų širdys būtų atviros. Ir dar vieną, ką aš noriu pasidalinti. Šiandien anksti ryte atėjo žinutė man. Atėjo rusiškai, lietuviškom raidėm. Pirmą, kada aš ją perskaičiau, jeigu taip išvertus, rusiškai būtų taip, не плевай, когда говоришь. Nesispjaudi, kada kalbi. Galvoj sumaišy. Ne tu adresu pasiuntė. Pasižiūrėjau, anksti buvo, žinokit. Tikrai anksti. Kadangi žinau, kas pasiuntė, galvoju, nu čia dabar kas. Ir taip, sąžiningai, kaip ir išpažinti, laušim duoną. Laukiau, kol ateis kita žinutė ir pasakys, kad, suklydau. O aplamai ir tas brolis tam tikrų problemų turi, bet į Dievas naudoja kartais. Ir gana dažnai. Ir aš žinau, kad tai laikas, kada jisai meldžiasi, ieško Viešpaties ir ko gero nesuklydo. Ir parašė man. Na, aišku, pirma mintis galvoju, kada su kažkuo kalbėsiu, ar tai neprieisiu, kartais eilės tykšta, neapspjaudyčiam. Aš jau buvau perskaitęs apie ožius ir juokdarius. Buvau perskaitęs apie piemenis ir avis. Ir tie žodžiai gyveno širdies. Skaičiau šventą raštą ir skaičiau va šitą, tai aš, prilyginimą. Kada Viešpats sako, eikite ir kalbėkite į patvorius. Eikite ten, kur nenorite eiti, sutiksit žmonės, kurie gal jums nepatinka. Žinot, ir aš galvoju, Viešpatie, bet jeigu čia tu, tai sakau, padėk man išgirsti. Ir Viešpats pradėjo kalbėti į mano širdį. Jis pradėjo kalbėti paprastus dalykus. Sako, kada spjaudosi žmonės. Ir aš tikrai nekartą mačiau, kada kažkas supyksta, spjauna, pažeminimas, panieka. Tai nekultūringi žmonės daro. Jūs sutinkat su manim? Tai nekultūringų žmonių spjauna į veidą kaip pažeminimą. Sako, kažkas spjaudo į lėkštes, kad jeigu neduodi išmaldos. Čigonė spjauna, jeigu tu nenori išsiburti. Aš mačiau, kada susipyksta žmonės ir atitinkami žodžiai ir atitinkami poelgiai. Ir aš taip galėčiau pasakyti, Viešpatie, gal jau to nėra. Bet kada aš pradėjau klausyti širdimi, Viešpats sako, žiūrėk, ką kalbė. Nepaniekink, neatstumk, nesikandžiok žodžiais. Ir tada kažkas atėjo, mes dar šiandien ryte meldėmės, aš pasakiau, sakau, žinot, pasimeldžiam. Ir aš taip realiai suvokiau, supratau, kartais taip, kaip mes bandom atrodyti, ką Viešpats mato. Iš tarpusavio santykių, iš kandžių žodžių, iš panikos, pažeminimo, atstumimo, iš paniekinimo, kaip spjūvis kažkur tai. Nors mes atrodo nesispjaudom. Bet sako, kai kalbi, žiūrėk, kaip kalbi, nesispjaudik. Bažnyčia. Jauni žmonės ir vyresni žmonės. Kartais mes iš kažko pasišaipom.
Kartais bandom pridengti savo netobulumus, kažką pasakom, bet ar tai nebūna spjūvis kažkam tai? Taip mes matom nekultūringus žmonės, mes sakom, kai kurie jau esam kultūringi, mes taip nesielgiam. Jūs tikriausiai suprantate, apie ką aš kalbu. Jūs tikriausiai suprantate, apie ką Viešpats kalba. Ir ko nori iš kiekvieno iš mūsų. Jis nenori, kad paviršiai bažnyčia gyventų, bet kad Dievo šlovė ateitų. Laušim duoną. Kelsim sandoros taurę. Išdalinkite, broliai, sesėm, broliam.